Tai visą dieną neupdeitinau nieko. Visą dieną neturėjau kada paim pakalbėti. Esu žiauriai pavargęs. 4:30 atsikėliau, nes nuo 4 ryto mano šuo lojo. Patolojo ne taip, kaip turėtų. Tai supratau, kad jau nori labai lauką, tada nuėjau, aš jį išleidau, tenai kemperiukė savo gyvena ramiai, aš čia palapiniai. Tai išėjau pasivaikščioti, tada galiausiai 5 ryto grįžinėjau jau pas save į mėgamą vietą, pas kažką žadintuvas skambėjo, tai ten į palapinę, kol prisibeldžiau, kad išjungtų žadintuvą, nes jau kitų žadinom. Tai va. O po to dieną prasidėjo tokie labai intensyviai, vedžiau programos punktus apie išgyvenimą, mokėmės kurti laužą labai skirtingais būdais. Kas man labai patiko, turėjau progą išbandyti virinti vandenį nuo saulės. Ten toks yra diskas metalinis ir sukoncentruoja šviesą į vieną tašką. Nu, iš esmės pagaliuką pridėjus, jisai iš karto pradeda degti. Tai tikrai nemažai karščio, mes vandenį neužvirnom, tiesiog daug laiko neskiriam, kad taip žaisti, bet iki tikrai pakankamai aukštos temperatūros, kad pradėtų garuoti vanduo. Mokėmės daryti filtrus. Tam tikri filtrai buvo labai geri, iš čia pačio prūdo vandenį įsėmėm ir jo atsigėriau, nes tikrai pasitikėjau, kaip buvo padaryti. Kiti filtrai buvo tokie, bet atliko savo funkciją, kad pravalyti tą vandenį. Po to mes jį bandėm išsivirinti. Galiausiai mokėmės pasidaryti super degtukus, kurie labai ilgai degtų su parafininė žvakė. Ir taipogi bandėm keletą skirtingų būdų užkūrimo, kaip reikėtų tai padaryti, su spiltuvu ir va tą darėm. Ir taipogi truputėlį chemijos naudojam, kad būtų galima išgauti ugnį. Tai irgi pakankamai žmonėm patiko. Tai va, o ką vėliau, dieną turėjom vakaro laužą, prie kurio mes truputėlį pasilinksminom, padainavom. Va taip ir praleidom savo visą dieną. Dabar neužilgai sumegoti, ne? Iš čia žadėjęs esi žiūrėk.